Sveiki gerbėmieji, po ilgesnės pertraukos ir vėl su jumis sveikinasi kultūros informacijos ir gerų emocijų kupina laida Mūzos. Kiekvieną savaitę bandysime kartu keliauti po tokį spalvingą ir intriguojantį meno pasaulį. Šiandienos kelionę pradėsime nuo miesto Rotušės, kur buvo surengtas tradicinis keramikų festivalis Pavasaris 2013. Šiemet greta vyresniosios kartos atstovų buvo ir nemažai jaunimo. Ir ne tik iš Lietuvos, taip pat iš Estijos, Latvijos ir Lenkijos. Dalyvių labai daug. Kas dar labiausiai džiugina, kad labai daug dalyvauja jaunų nedailininkų sąjungos narių. Net 22 asmenys. Jaunieji faktiškai tai mūsų ateitis dalyvauja. O taip iš viso dalyvių yra 83 šioje parodoje. Tai toks didelis kiekis autorių, tai tikrai be galo mus džiugina ir nuteikia, kad tos parodos tokios yra tikrai labai reikalingos ir yra laukiamos, nes vien darbų, ką mes matome, pavadinimai pasakojo, kad virš 10 autorių pavadino, tai tirpstantis sniegas, tai pavasaris, tai vienu žodžiu, pavadinimai susijęs su pavasariu. Tai va, tas irgi taip pat džiugina, kad kiekvienas savo širdyje laukia to pavasario. Ir kas truputį nuliūdino šiais metais, kad netekome mums artimo ir brangaus žmogaus, Emilijos Ledegytės. Ji tiesiog ištirpo, kaip tas pavasario sniegas, baigus pirmą dieną ekspozicijos. Mes buvom aptarę ir tolimesnę, ką darysime, kaip, ir teko užbaigti be jos. Tai mūsų, reiškia, keramikai turim šiek tiek ir tokio, kaip pasakyti, gilaus liūdesio. O pavasaris, kaip žinom, ateina, turim gyventi, turim šypsotis ir vis tiek gėlė negali nežydėti. Tai kaip ir mūsų pavasario paroda, ji pražydo tikrai įvairiom spalvom. Joje galima rasti ir intrigos, ir sarkazmo, ir, kaip sakiau, tirpstančio sniego. Keramiką sunku, kaip anksčiau vadinti, tik taikomojų menu. Šiuolaikinės molio degimo, dekoravimo technologijos leidžia menininkams nutolti nuo tradicinių dirbinių ir eksperimentuoti tiek idėjomis, tiek formomis. Kasmet atrinkti kuo įdomesnius ir išraiškingesnius kūrėjų darbus stengiasi ir ilgametis keramikų pavasario organizatorius Juris Berginsas. Mūsų stimulas yra skatinti. Mūsų konceptas toks yra. Galima paskui, kada mes iš šito, galima sakyti, didelio kiekio autorių vėliau išrenkam jau konkrečiai konceptui kitus darbus, arba jau gali būti parodas su kitų mintį, tad čia būtų tas pagrindas, nuo kurio galima jau toliau vystytis. Nemažiau sudėtingas ir laiko atimantis darbas – parodai jau atrinktus kūrinius išdėlioti į tarpusavyje derančią ir vientisą ekspoziciją. Pasak kuratoriaus, su šiuo uždaviniu puikiai susitvarko 5 žmonių komanda. Čia jau turbūt mūsų kolegų sugebėjimai pajusti keramiką, prie kuris prieina, kaip turbūt žmogus su kitu žmogu gali kalbėti, kitas ne, taip pat tai darbai. Taip, kad čia jau, aš galvoju, mūsų keramikai profesionalai. Parodoje tvyro ne vien pavasariškos nuotaikos. Čia galima surasti ir socialinės tematikas atliepiančių darbų, apmąstymų ir pasitelkus keramikos plastiką perteiktų nuotaikų ar emocijų. Pastarąsias savo kūrinėje demonstruoja jaunosios kartos keramikas Mindaugas Pridotkas, specialiai šiai parodai sukūręs akmens masės amalą. Šita man svarbi tom, kad čia tiesiog toks didžiulis spektras, daug pažįstamų. Matosi, ką jie padarė, kokius sukūrė darbus ir kažkaip smagu būti tarp profesionalų sudalyvauti, nes tokias parodas svarė, mano nuomonė. Meno kūrinio kalba suprantama visame pasaulyje ir nors šioje parodoje dalyvauja svečiai tik iš Baltijos šalių, maloniai stebina šiltas meninis susikalbėjimas, teigia pirmą kartą keramikų pavasaryje dalyvaujanti viešnia iš Lenkijos. W tych pracach my lubimy odnosić się do naszej tradycji często w tych pracach. Znaczy, ja przywiozłam coś ze sobą z mojej tradycji, ale jeśli się przyjrzę pracom innych osób, czy to będą tutaj prace z Litwy, czy będą prace z Łotwy, też gdzieś to coś jest przywiezione tutaj. I to jest bardzo fajne i
właśnie nasze kraje, każdy z nas jest inny, ale nie staramy się wyczyszczać tych naszych prac. Chcemy coś pokazać i to jest, mi się wydaje, też spójne dla tych rejonów. Mamy swoją bardzo podobną, wspólną historię, prawda? No, różne rzeczy się tu przewijały przez tą ziemię. To jest jezioro, Złote Jezioro, tak? Praca jest elementem, ona jest jednym z elementów mojej indywidualnej wystawy, którą miałam jesienią w Polsce, kiedy jakby temat to były formy użytkowe, ale jednocześnie też, albo wręcz odwrotnie, formy artystyczne, które jednocześnie mogą być formami użytkowymi. I ta forma, którą ja przywiozłam dziś i pokazuję dzisiaj, jest jakby misą, ale ma wiele znaczeń. Środek wyzłocony, ma po brzegu kwiaty, więc no cóż, no, nad jeziorami rosną kwiaty, tak? Jeśli się te kwiaty pokazują, to znaczy, że jest wiosna, jak kwitną, jest kolorowo, tak? Więc ta praca mi bardzo, bardzo ładnie jakby weszła w temat tej wystawy i stąd ją tutaj przywiozłam. Užsukite į keramikos muziejų ir tikrai nenusivilsite šiuolaikinių keramikų išmonę ir marga pavasarinė mozaika, kuri menininkų dėka pražydo po senoviniais rotušės skliautais. O dabar keliaukime į nacionalinį Kauno dramos teatrą, kur organizuojamas kasmetinis jaunimui skirtas festivalis Nerk į teatrą. Nersime į kūrybinės dirbtuves. Tai yra teatro profesionalai, žinomi scenografai, kompozitoriai, režisieriai, tiesiog atskleis savo kūrybinės paslaptis. Tos paslaptis yra labai paprastos, tiesiog kaip reikia darbščiai ir daug darbuotis, kad pasiekti savo tikslus. Taip pat šio festivalio dalis, kuri yra privaloma kiekvienų metų festivalio dalis, tai yra akademiniai spektakliai. Tai akademiniai spektakliai reiškia, kad teatro mokyklų diplomantai ar besimokantis 4. kurse parodys savo baigiamuosius darbus. Tai atvažiuos ir iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantų kursas ir taip pat iš Šiaulių universiteto parodyti savo spektaklius. Kita nauja festivalio dalis, kur yra tik tai šiais metais atsiradusi, tai teatro kalbėjimai. Teatro kalbėjimai tai yra skirta labiau teoretikams, žmonėms, kurie nori pasikalbėti apie teatrą, suvokti, kaip tas teatras veikia, atrasti jo veidą, aptarti, pasižiūrėti įrašus. Tai būtent teatro kalbėjimų iniciatorius yra mūsų žinomas režisierius Artūras Areima ir jis pasikvietė patalkininti savo pažįstamą gerą draugę ir jau pakankamai žinomą jauną teatrologę Moniką. Ir jie visi kartu tiesiog rodys spektaklių įrašus ir vėliau diskutuos su atėjusiais dalyviais apie spektaklius, kaip jie jį suvokia, koks tas spektaklis gali būti, kaip galima interpretuoti. Reikšminga ir neatsiejama spektaklio dalis – scenografija, kurios kūrimo ir montavimo subtilybės galės sužinoti visi festivalio dalyviai. Kadangi Nerk į teatrą organizatoriai šiemet nusprendė atverti tik išskirtinai profesionalaus teatro užkulisius, pirmoji ekskursija buvo skirta susipažinti su rekonstrukcijos metu sumontuota pačia naujausia ir moderniausia dramos teatro scenos įranga Lietuvoje. Iki šiol visą tai buvo valdoma rankomis. Stovėdavo žmonės užkulisiuose ir rankomis traukdavo virves pagal komandą, pagal ženklus, kada reikia pagal scenarijų pakelti ar nuleisti dekoracijų štangą. Dabar visą tai yra automatizuota ir kompiuterizuota. Ir vienintelis žmogus, operatorius, kuris sėdintis prie pulto, visą tai gali suvaldyti ir pakelti į viršų iki 20 tonų svorio krovinį, jeigu tai būtų reikalinga. Tai yra kiekviena dekoracijų štanga gali kelti 500 kg svorį. Ir greitis be abejonės. Anksčiau rankomis būdavo greitis toks, kiek žmonės pajėgdavo tą greitį išvystyti rankomis. Tai būdavo kontrasvorinė sistema su kontrasvoriais, su atsvarom. Žmogui nereikėdavo įdėti pastangų, kad jis įtemptų 200 kg žemyn. Tiesiog jam subalansuota būdavo sistema ir kaip svarstyklės pakabinus dekoraciją kažkokią, tai atitinkamai šone būdavo sumontuojami tokie kontrasvoriai špižiniai ir subalansuota sistema ir lengvai, kaip sakoma, traukdamas virvės, tą dekoraciją sunkiai pakeldavo. Jeigu spektaklis sudėtingesnis ir reikia spektaklio metu sukilnoti anksčiau, ten kokias 6-8 štangas, tai reiškia turėdavo užkulisiuose būti 8, 10 ar 12 žmonių. Tai reiškia spektakliams būdavo žmonės, kurie šalia laukdavo, kada jiems reikės vieną ar kitą dekoraciją pakelti.
Dabar 32 dekoracijų štangos, jas galima kelti praktiškai visas vienu metu, įvairiom kombinacijom galima užprogramuoti. Greitis yra iki 1,8 metro per sekundę, tai maždaug su automobilio greičiu palyginus apie 50 km per valandą. Tai yra didžiulių greičių, dinamiškai, labai staigiai stabdant, didelių tikslumų tas dekoracijas galima kilnoti. Aš dar labai norėčiau papasakoti apie Teatras online tokį naują projektą, kurį mes turime pas save. Tiesiog sukūrė atėjo studentės, kurios inicijavo šį projektą ir draugė su mumis tiesiog sugalvojo, kad reikia prikelti teatro archyvinius spektaklius naujam gyvenimui. Tai reiškia, kad spektakliai, kurie jau neberodomi scenoje, pagaliau turi būti galimybė būti išvysti, bet nebe teatre, o tiesiog per televizijos, per interneto ekranus. Tavernos salėje festivalio metu žadama parodyti legendinio režisieriaus Gintaro Varno spektaklį Nusikaltimas ir bausmė pagal Fiodoro Dostojevskio romaną. Festivalio uždarymo metu tradiciškai rodomi Lietuvos teatro mokyklų studentų baigiamieji darbai bei rengiamas specialus koncertas. Dailininkė Aleksandra Jacovskytė itin vertinamas vardas mūsų kultūros padangėje. Jos interesų ratas itin platus, nuo piešinių ant menkiausių popieriaus skiautelių iki fotografijos ir sceninių darbų. Šįkart į Kauną Aleksandra atvežė savo fotografijų ciklą, kuris kupinas Vilniaus atmosferos. Įprotis fotografuoti draugus, kolegas, pažįstamus ir nepažįstamus žmonės parodų atidarymuose, įvairiuose interjeruose ar tiesiog Vilniaus senamiesčio gatvelėse susiformavo dar studijų metais, teigia dailininkė Aleksandra Jacovskytė ir priduria, kad ypatingai svarbu atlikti visą procesą iki pabaigos, todėl menininkė ir juostas ryškina ir nuotraukų atspaudus daro tik pati. Šita paroda tai buvo Violetos Juškutės idėja. Ir man pasirodė iš tikrųjų įdomu parodyti tas nuotraukas, kadangi tai vis tik atspindi tam tikrą laikotarpį. Ir tos nuotraukos beveik visos darytos mano nuo pradžios iki galo. Ir labai daug žmonių, kai kurių jau nebėra, ir tas Vilnius, ir tas gyvenimas, ir visiškai kita epocha. Tai buvo tam tikra dalis, kuriai aš nesuteikiau gal tiek reikšmės, kiek savo profesijai. Tai nebuvo profesija ir todėl tai buvo žymiai paprasčiau, mažesnė atsakomybė, kaip ir, bet visada su tam tikra koncepcija. Vien per pirmuosius 30 mečius domėjimosi fotografija menininkė sukaupė ištisą kolekciją žymių Lietuvos kultūros veikėjų portretų. Čia yra net Petro Repšio 65 metų, kai jam buvo 24 tik tai institute dailės nufotografuoto, kurio netgi žmonės nepažįsta. Paskui jaunesnės kartos dailininkai, labai daug dailininkų. Ypatingos estetikos parodai suteikia formatų įvairovė. Šių skirtingų formų dėka visa ekspozicija tarsi virsta savotišku urbanistiniu peizažu, o pažvelgus iš arčiau matyti, jog kiekvienoje jau aukso fondų tapusioje fotografijoje išliko tuometinio Vilniaus atmosfera, jau išnykusios miesto vietos, laiko paliesti architektūros fragmentai bei atpažįstamų veidų šypsenos ir rimtis. Labai mėgau fotografuoti savo brolį, kadangi jis buvo vyresnį brolį. Šiuo atveju tarp mūsų nedidelis amžiaus skirtumas. Ir staiga jis man pasirodė vertas fotografavimo. Jam buvo gal 17, 18, 20 metų. Ir aš mėgau jį, todėl čia tiek daug jo fotografijų. Ir aš netgi kažkiek tai eksperimentuodavau, kadruodama tas fotografijas, tas komponuodama. Fotografijose menininkei svarbu kiekviena detalė, kadro kompozicija, žmonės mieste ar interjere, kurie sukuria tam tikrą nuotaiką ir keičiasi, tarsi scenos dekoracijos, tarsi filmo kadrai. Stengiausi nemechaniškai fotografuoti, visada stengiausi, visada tai buvo kaip nespalvoto kino kadrai. Tas tiesa, aš tai beveik sąmoningai.
Aš taip dariau, nes kitaip manęs fotografija beveik nedomino. Tiesiog užfiksuotas kažkoks momentas, kažkoks gražus žmogus, atmosfera, tam tikra nuotaika, aišku, per Vilnių, per žmogų su Vilnium. Taip, bet tai buvo, aišku, kinematografinis požiūris. Parodoje Vilniaus vaizdai kiekviena nuotrauka ne tik meno kūrinys, bet ir reikšmingas istoriografinis dokumentas su kruopščiu aprašu – laikas, asmenybė, vieta, veiksmo pobūdis. Parodą Kauno paveikslų galerijoje galima aplankyti iki kovo pabaigos. Svarbiausias iš visų – kino menas, kalbėjo vienas praeityje gerai žinomas politikos veikėjas. Ir žinoma, jis buvo visiškai teisus, ypač jeigu kalbėsime apie tai, jog netrukus prasidės kino pavasaris. O kas jame? Plačiau apie tai mums papasakos kino kritikas Gediminas Jankauskas. Sveiki, gerbėmėjai kino žiūrovai. Nors sinoptikai mūsų nelepina dabar pranešimais apie labai šiltus pavasario orus, galime drąsiai pasakyti, kad kino pavasaris Lietuvoje jau tikrai prasidėjo. Praėjusį ketvirtadienį jis startavo Vilniuje, o nuo kito ketvirtadienio, kovo 21-osios, net 8 dienas laikinoje sostinėje, Forum Cinemas kino centre bus rodoma labai daug šio festivalio filmų. Žinoma, mažiau negu Vilniuje. Vilniuje festivalio metu bus parodyta 230 filmų, o Kauną pasieks tik tai 29. Visų šių filmų, žinoma, apriepti neįmanoma, todėl su džiaugsmu šiandieną rekomenduoju kelis, mano manimu, pačius reikšmingiausius. Žinoma, pažinti su kino pavasario filmais reikėtų pradėti nuo atidarymo filmų. Jis vadinasi Kvartetas. Šį filmą reikėtų pažiūrėti dėl dviejų labai rimtų priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad tai mums gerai žinomo britų dramaturgo Ronaldo Harwoodo pjesės ekranizacija. Gerai žinomi šį dramaturgą, ne vieną jo pjesę statė Lietuvos teatrai. Antra priežastis – amerikiečių aktorius Dustinas Hoffmanas. Šį kartą jis kvartete nevaidina, nes yra šio filmo režisierius. Pernai Dustinui Hoffmanui sukako 75 metai ir matyt todėl jis pasirinko pjesę apie panašaus amžiaus aktorius, kurie ramiai savo gyvenimo saulėlydį pasitinka senelių namuose. Bet nebūtų aktoriai, jeigu nekonfliktuotų, neintriguotų ir savame suprantama neprovokuotų emocijų. Labai šiltas ir gražus, nuotaikingas filmas pradės kino festivalio programą Kaune. Net 3 kino festivalio filmai bus susiję su Antruoju pasauliniu karu. Ukrainiečių režisierius Sergejus Loznica pristato filmą Rūke. Tai yra istorija apie partizaninį karą Baltarusijoje 1942 metų žiemą. Sukurtas šitas filmas pagal baltarusių rašytojo Vasilijaus Bykovo apysaką. Pats kariavęs fronte Vasilijus Bykovas gerai žinojo karo realybę, todėl savo kūriniuose labai realistiškai tą karą ir vaizdavo. Jis aprašė ir žmonių pasiaukojimą, ir didvyriškumą, ir žinoma dėja dažnai ekstremaliomis sąlygomis pasireiškiantį žmonių menkumą. Po Antrojo pasaulinio karo vyksta filmo Hannah Arendt veiksmas. Labai garsi vakarų Vokietijos režisierė Margareta von Trotha savo filmą skyrė savo tautietei, žydų kilmės vokiečių poetei ir filosofai Hannai Arendt, kuri išgelbėjo savo gyvybę, pabėgusi iš nacių užvaldytos Vokietijos, vėliau dalyvavo įvairiuose kontroversiškose politinėse akcijose, o 1962 metais su specialia misija buvo atvykusi į Jeruzalę stebėti, kaip bus teisiamas aukštas nacių karininkas Adolfas Eichmanas, ženkliai prisidėjęs prie žydų genocido Antrojo pasaulinio karo metais. Apie šį teismą Hannah Arendt aprašė serijoje straipsnių, kurios siuntė į populiarų amerikiečių žurnalą New Yorker ir paskui parašė knygą, kurią pavadino Blogio banalybė. Šitoje knygoje jinai taip charakterizuoja Adolfą Eichmaną. Vykdama į Jeruzalę aš tikėjausi pamatyti tikrą monstrą, bet nusikaltėlių solelėje pamačiau paprasčiausią klouną. Dar vieno amerikiečių filmo veiksmas vyksta irgi po Antrojo pasaulinio karo ir sukūrė šį filmą Polas Tomas Andersonas, retai kūrintis filmus režisierius. Šį kartą pristato publikai filmą Mokytojas, kurio veiksmas vyksta praėjus keliams metams po Antrojo pasaulinio karo, kada pergalės euforiją pakeitė visuotinis nusivylimas ir netgi, galima sakyti, naujoji depresijos banga. Štai toks socialinis fonas, savame suprantama, yra pati puikiausia terpė klestėti įvairiausiems avantiūristams ir nedoriems žmonėms. Vieną iš jų ir vaidina aktorius Filipas Seymouras Hoffmanas, paminėtas ir apdovanotas keliose kino festivaliuose. Jis vaidina cinišką verslininką, kuris manipuliuoja žmonių emocijomis ir pelnosi iš žmonių nelaimių, įkūręs naują religiją. Netruks
kino pavasarį ir filmų, kurie apdovanoti pačiose garsiausiose tarptautiniuose kino festivaliuose. Nes šio festivalio organizatorių kredo yra rodyti Lietuvoje pačius garsiausius kitur jau įvertintus kino filmus. Na, kino pavasario žiūrovai galės įvertinti ir Oskarui neseniai nominuotą, bet šiomis premijomis neapdovanotą filmą Pabaisos iš laukinių pietų ir tokius filmus kaip Pieta, kurį sukūrė irgi jau senokai kine nesirodęs režisierius Kim Kidukas. Po ilgokos pertraukos jis sukūrė dar vieną savo šedevrą, kuriam pavadinimą paėmė iš Michelangelo garsaus šedevro, o pagrindinę Pietos mintį režisierius Kim Kidukas pakomentavo taip. Šiais laikais žmonės yra apsėsti pinigų manijos, jie tiki, kad pinigai yra visagaliai. Tačiau aš savo filme noriu parodyti, kad būtent pinigai provokuoja didžiausias mūsų laikų problemas. Tiek kino pavasario filmų spėjau apžvelgti šį kartą. Iki pasimatymo lygiai po savaitės. Gerų jums įspūdžių kine. Na, o dabar metas literatūrai. Šioje vietoje mes žvalgysimės po leidyklų naujienas, pasižiūrėsime, kasgi naujo knygynuose, na ir suprantama, kalbinsime rašytojus. Šį kartą leiskite pristatyti žinomą literatę ir muziejininkę Aldoną Ruseckaitę. Būtent ji pelnė Bernardo Brazdžionio premiją už naujausią savo romaną Šešėlis JMM. Tai biografinis romanas apie Jono Mačiulio Maironio paskutinį gyvenimo dešimtmetį. Prieš mus didis poetas visai kitoks, netradicinis, neįprastas. Chrestomatinis įvaizdis panaudojus kruopščiai surinktus ir menkai ar visai nežinomus gyvenimo faktus atgyja, tampa žmogišku, suvokiamu, artimu. Aldona Ruseckaitė Maironiui skyrusi ne vieną straipsnį, laišką, esė, studiją, daugelį metų kryptingai puoselėjusi poeto atminimą, nuolat randanti naujų įsimintinų detalių jo biografijoje, šiame romane panaudojo ir daug archyvinių dokumentų, iki šiol neskelbtų, vien dėl to itin įdomių ir netgi ypatingų. Na, o pačios autorės pasiteiravome, ką ji mano apie apdovanojimus. Be abejo, kiekvienas kuriantis žmogus meluotų, jeigu sakytų, man nesvarbi skaitytojų nuomonė, man nesvarbus joks įvertinimas, man nesvarbus pastebėjimas ir man nesvarbios jokios premijos. Aš tik tai manau, kad ne vienas kuriantis žmogus, rašydamas, kada jo galva užimta beprotiškai ir įtempta ir kada jis visas paniręs į knygos rašymą, nelabai įsivaizduoju, galbūt ir yra, aš nežinau, bet nelabai įsivaizduoju, kad autorius galvotų, va, parašysiu šitą knygą ir galbūt tenai gausiu tokią ar tokią premiją. Tai tuomet iš ties jau būtų blogai. Bet jeigu žmogus parašęs knygą įkvėpė oro ir kažkaip jau pradėjo truputėlį atsigauti ir kažkas, net pirmieji skaitytojai, kurie perskaito ir kurie pasako kažką, kad ir gero, ar truputį kritiško, ar kelia kažkokius klausimus, jau yra tam tikra gyvybė ir yra svarbu. Nes knygą paleidi gyvenimą, ar ne, ji pasidaro kaip koks savarankiškas dalykas ir jeigu jis neapgyvena jokio gyvenimo, yra labai blogai. Tegul knygą peikia, kai būdavo amžinatilsį Valdemaras Kukulas Nemune, išdrapalina visas mūsų knygas, visas pamini, ten jo buvo tokia taktika daugiau papeikti negu pagirti. Ir mes tiesiog džiaugdavomės, kad, esame gyvi, paminėti, tada kažkas diskutuoja. Tai pats baisiausias dalykas yra, kada knyga parašyta ir nieko apie ją nėra. Nėra recenzijų, nėra atsiliepimų jokių, jau aš nekalbu, kad ten ar kokiai premijai pristatyta ar nepristatyta. Viskas knygai ir autoriui yra svarbu, iš tikrųjų viskas. Čia tik gali būti labai skirtingi dalykai. Gali būti, pavyzdžiui, literatūros mokslininkų ir kritikų nuomonė vienokia. Tuo tarpu tarp skaitytojų knyga gali būti labai populiari ir tu išgirsi daugybę visokių nuomonių. Tai šitie dalykai gali būti. Čia nebūtinai, kaip sakoma, viskas sutapti turi. Bet iš tikrųjų tai manau, kad rašytojų premijos jos yra ir svarbios be abejo, ir malonios, gal ne visi vienodai reaguojame, bet koks įvertinimas, bet kokio darbo, juk žmogui yra svarbus. Ar tu pasakai, šaunuolis padarei tą ir tą,
Ar tu nieko nesakai, o žmogus padarė gerą darbą, arba tu dar po gero darbo pabambi, kad tu čia žinai maždaug galėjai gal ir geriau ar dar kaip nors. Tai tiesiog žmogiška prigimtis yra tokia, kad visko džiaugiesi, kas yra teigiama. Šešėlis JMM Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai 4 Aldonos Ruseckaitės prozos knyga. Ji parašyta etiudais, vientisos siužeto linijos tarsi nėra, tačiau daugelis kūrinį vadina romanu, nes jame išryškėja labai žmogiškas, gyvas Maironio portretas. Yra ir savotiška meilės linija, juk nepaslaptis, jog egzistuoja ne vienas eilėraštis dedikuotas moteriai, mūzai Beatričei. Iškilmingame apdovanojimo vakare ištraukas iš knygos skaitė aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas, muziką renginį praturtino solistai Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavykinas ir jiems akomponavusi pianistė Virginija Unguraitytė. Taip pat dalyvavo Kauno Antano Smetonos gimnazijos skaitovai, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas, rašytojas Valentinas Ventickas, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Vidmantas Kiaušas Elmiškis, kolegos rašytojai ir bičiuliai. 2011-aisiais Kaune įsteigta poeto Bernardo Brazdžionio premija 10 000 litų vertės. Šiandien mūzose jau viskas. Dėkojame Jums už dėmesį, linkime gražaus savaitgalio ir kuo įspūdingesnių emocijų bei potyrių keliaujant po nenusakomą meno pasaulį.